Šiandien išbandysime naująjį Oakland W10 Lite dantų tarpdančių vandens purkštuvą. Visi šie ištraukiamų kapsulių formos tarpdančių vandens irigatoriai paprastai turi vieną didžiulę problemą. Jungties vietoje dažnai pradeda kauptis vanduo ir nešvarumai, kurių neįmanoma išplauti. Ar šis geresnis? Išaiškinsim. Iki šiol į mano rankas pateko daugiau nei 70 įvairių elektrinių dantų šepetėlių ir krūva irigatorių. Apie irigatorių. Dėžutėje rasite patį prietaisą labai patogioje kapsulės formoje ir Type-C greito įkrovimo laidą, tokį patį kaip ir jūsų mobiliajam telefonui. Be to, komplekte jau yra du keičiamieji antgaliai, vienas įprastas ir vienas ortodontinis, kuris idealiai tinka tiems, kurie nešioja breketus. Prietaisas yra super lengvas, sveria tik 193 gramus. Variklio gale šis mažas žvėrelis išspaudžia iki 1200 impulsų per minutę su 45–145 m3 vandens slėgiu. To pakanka, kad išvalytumėte viską, kas įstrigo tarp dantų po vakarienės. Vandens rezervuaras nėra labai didelis, palyginti su kitais modeliais, tik 150 ml, o tai reiškia, kad greičiausiai turėsite jį pripildyti dar kartą, kad visiškai išvalytumėte visus dantis. Ar tai bėda? Tikriausiai ne, nes vis tiek valysite dantis prie kriauklės, o vandens rezervuaro papildymas užtrunka tik kelias sekundės. Atidarome dangtelį, įpilame vandens, uždarome dangtelį ir viskas. Dėl akumuliatoriaus. Įkraukite jį iki galo ir galite pamiršti apie įkrovimą net 40 dienų. Kaip šis prietaisas veikia kasdieniame gyvenime? Kadangi jame yra ištraukiamas 150 ml vandens rezervuaras, šis irigatorius turi vieną paslėptą privalumą, apie kurį daugelis net nežino, nes kasgi skaito naudojimo instrukciją. Dydžio atžvilgiu jis yra daug kompaktiškesnis nei jo didysis brolis W10 modelis. Prietaisas turi 3 paprastus valymo režimus – valymo, švelnų ir pulsacinį. Čia nėra jokių nereikalingų ir sudėtingų programėlių. Yra tik vienas mygtukas, kurio prietaisą galima įjungti, išjungti, o ilgiau palaikius ir pakeisti vieną iš šių režimų. Šis modelis turi paslėptą skyrių pačiam antgaliui laikyti. Jums nebereikės galvoti, kur jį įdėti į krepšį, kad jis nesusiteptų ir nesulūžtų. Tau tereikia nuimti vandens rezervuarą, o prietaiso apačioje rasi specialią angą, į kurią įdėti šį keičiamą antgalį. Beje, prietaisas atitinka IPX7 atsparumo vandeniui standartą, todėl jį galite drąsiai pasiimti su savimi į dušą. Kaip šis modelis atrodo kitų fone? Didelis W10 modelis turi 5 skirtingus galingumo nustatymus, o šis Lite tik 3. Sąžiningai sakant, 3 yra visiškai pakankama jūsų kasdienybei. Abu turi labai panašią galią ir vienodą Type-C įkrovimą. Bet būsiu su jumis visiškai atviras, šis irigatorius turi vieną gana erzinantį trūkumą. Didelio W10 irigatoriaus keičiamieji antgaliai netinka šiam W10 Lite modeliui, jų jungčių tipai visiškai skiriasi. Tai gana kvaila gamintojo klaida, todėl būkite atsargus perkant atsarginius antgalius. Mūsų internetinėje parduotuvėje prie produkto aprašymo specialiai nurodėme, kuriems modeliams tinka šie keičiamieji antgaliai, kad jums būtų lengviau pasirinkti. Kam šis irigatorius? Jei daug keliaujate arba tiesiog norite kompaktiško prietaiso namuose, tai puikus pasirinkimas. Visi produktai jau yra mūsų parduotuvėje. Juos galite įsigyti iš karto, atvykę pas mus, arba gauti pristatymą į paštomatą jau kitą darbo dieną.